Koks skirtumas tarp senųjų ir naujųjų Habrok žiūronų? Apžvelkime dabar. Turime senuosius ir naujosius žiūronus, Habrokas, pačius populiariausius, nebrangų modelį. Pirmas dalykas, kuo skiriasi HE25 žiūronai nuo senųjų, tai yra perjungimas skaitmeninio ir termovizorinių kanalų. Kitas dalykas, patogesnis, modernesnis gumuotas korpusas. Naujuose žiūronuose galima pasikeisti, atskirai įsigyti lazerinį pašvietėją. Taip pat naujieji, atsižvelgiant į medžiotojų prašymus, turi vieną fokusavimo ratuką, kai senieji turėdavo fokusą atskirai abiem kanalam. Kuo dar skiriasi naujieji žiūronai nuo senųjų? Tai tokia, kad turi integruotą balistinį skaičiuotuvą ir turi abiejų kanalų stabilizavimą, ko neturėjo senieji Habrokai. Kas liko panašaus į senuosius Habrok žiūronus, tai lengvai paprastai keičiamos baterijos, standartinės 18650. Toliau 4K raiška, kas leis pakeisti paprastus žiūronus ir turėti įrenginį 3-1. Tai turite skaitmeninį kanalą, termovizorinį kanalą, turite tolimatį, turite infraredinį pašvietėją. Kaip jau minėjau, infraredinį pašvietėją galima pakeisti galingesniu lazeriniu. Tai kviečiu atvykti į V-sistemas, pabandyti pasižiūrėti Habrok žiūronų. Taip pat yra ir kiti modeliai 35, 50, 60. Tai viską galite išbandyti mūsų fizinėse parduotuvėse Kaune, Vilniuje, įsigyti vsistemos.lt.